Šiandieną šnekėsime, kaip nepainioti žmogaus taisyklių su Dievo tiesa, kas yra laisvė Kristuje. Krikščioniškam gyvenimui reikalingas ne tik tikėjimas, bet ir išmintis. Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria tikintieji, išmokti atskirti tai, kas yra būtina mūsų išgelbėjimui, nuo to, kas nėra. Jei nustatome, kad tam tikras veiksmas nėra būtinas išgelbėjimui, jo neturite laikyti sąlyga, kad Dievas mus priimtų. Šią idėją galime pailiustruoti tokiais praktiniais pavyzdžiais, kaip pavyzdžiui, kaip reikia rengtis einant į bažnyčią, ar šukuotis einant į bažnyčią, ar kaip rengtis namie, ar kaip reikia rengtis einant į darbą, ar galime dainuoti bažnyčiose, ar negalima, ar galima kada valgyti, kada nevalgyti, ar galima išgerti, ar negalima išgerti iš viso. Pavojus kyla tada, kai tokios išorinės praktikos iškeliamos į dvasinių reikalavimų lygį. Kai tai atsitinka, pačios Evangelijos vertė sumenkinama, nes išgelbėjimas nebelaikomas Dievo malone, bet žmogaus elgesiu. Tačiau visada turi būti pusiausvyra. Nors neesminiai dalykai neturėtų būti primetami kaip išgelbėjimo reikalavimai, tikintieji vis tiek raginami elgtis su meile ir išmintimi. Jei kažkas neturi įtakos išgelbėjimui, bet gali paveikti kito žmogaus sąžinę ar pagarbos jausmą, gali būti tinkama padaryti kompromisą, ne iš baimės, bet iš meilės. Tai atspindi brandų krikščioniškos laisvės supratimą. Laisvė nenaudojama savęs įtvirtinimui, bet tarnystės kitiem. Kita yra labai svarbu klausti ir suprasti taisyklių ar lūkesčių priežastis. Aklai paklūstant žmogiškosioms tradicijoms galima patekti į dvasinį sąstingį ir netgi tapti manipuliacijos auka. Mes skatiname tikinčiuosius ugdyti tai, ką galima pavadinti dvasinę stiprybę, gebėjimą paklausti, kodėl jūs tai reikalaujate, ir įvertinti, ar tai atitinka šventąjį raštą. Jei taisyklė nėra pagrįsta biblinė tiesa, jos neturėtų būti priimamos be kritikos. Tikrasis pasikeitimas ateina ne per įvestas taisykles, o per šventosios dvasios galią. Vietoj nuolatinio išorinio elgesio reguliavimo, dėmesys turėtų būti sutelktas į Evangelijos skelbimą ir pasitikėjimą, kad Dievas pakeis širdis iš vidaus. Išorinis prisitaikymas gali sukurti tvarkos įspūdį, bet tik dvasia gali sukurti tikrą teisingumą. Elgesio standartai, įskaitant aprangą, muziką, kaip kas elgiasi, skiriasi skirtingose visuomenėse. Kas vienoje aplinkoje laikoma tinkama, kitoje gali būti ne taip. Todėl tikintieji turi elgtis išmintingai ir jautriai, pripažindami, kad ne visos normos turi vienodą svarbą. Tikslas nėra griežtas vienodumas, bet Evangelijos formuojamas gyvenimas. Žinia yra aiški. Evangelija turi likti prioritetu. Kai antraeiliai aspektai pakeliami į pirmojo plano svarbą, jie nukreipia dėmesį nuo tikrosios bažnyčios misijos. Dėmesys visada
turėtų grįžti prie Kristaus, jo darbo, jo malonės ir jo transformuojančios jėgos tikinčiųjų gyvenime. Krikščioniška laisvė nėra nuorodos nebuvimas, bet teisingas supratimas, kas iš tiesų yra svarbu. Ji ragina tikinčiuosius tvirtai laikytis tiesos, tuo pačiu gyvenant meilę, nuolankumu ir pasitikėjimo Dievu. Nepainiokite žmogiškųjų taisyklių su Dievo tiesa, Dievo žodžiu ir nepakeiskite Evangelijos išoriniu elgesiu.